Sveiki, direktoriau, Martynai. Įtempta vasara, šiokia tokia kitokia, žiūrint iš komandos sudėties apskritai, bet aš turiu savo požiūrį, jūs turbūt turite savo požiūrį, norėčiau sužinoti apie jūsų požiūrį, kaip tą vasarą sekėsi formuoti komandą, rinkti biudžetą klubo, bendrauti su daug žmonių, tai trumpai gal apie tą vasarą ir nes jau artėja į pabaigą ir kas laukia mūsų. Vasara buvo įnirtinga, iš tikrųjų, nes nauji iššūkiai, tai visiškai nauja komanda ir žaidėjai, kurie žaidė ir praeitą sezoną su dauguma reikėjo iš naujo daryti sutartis, tai visiškai kitas veidas, trenerių pasikeitimai, daug ir visa beveik žaidėjų pasikeitimai, tai tikrai buvo įnirtinga, bet šiai dienai tikrai džiaugiamės, esame pasirašę sutartis su žaidėjais, kuriuos ir planavome. Tai turiu pasidžiaugti ir trenerių darbu, kurie tikrai profesionaliai ir visą vasarą sunkiai dirba, ieškodami ir bendraudami su jais. Dabar tas pasiruošimo etapas vyksta. Žinoma, kad neturime dviejų svarbių žaidėjų, tai gynėjų grandies žaidėjai Arnas ir Richards, bet turbūt nėra čia blogai, kadangi atstovauja savo nacionalinės rinktinės, ar ne? Vaizdas susirinkus treniruotėse pirmuose, tai tikrai džiugina, energija trykšta, kiekvienas žaidėjas, aišku, ten išreikalauti kokybės turbūt neįmanoma šiai dienai, tai yra turbūt normalu. Kad mūsų dviejų žaidėjų trūksta, taip, tai atstovauti šaliai, tai didžiulė garbė, mes labai džiaugiamės tiek už Arną, tiek už mūsų brolį Latvį. Tai gal vienam sėkmingiau prasidėjo čempionatas, kitam gal ne, bet kalbant apie mūsų komandą, tai tikrai žinome, kad jie bus geroje formoje. Aišku, jiems grįžus bus gal sudarytos kitokios treniruočių grafikas, įeiti į komandą. Manau, jie yra tikrai profesionalai ir aukšto lygio žaidėjai, pasijungti į komandą galės gan greitai ir lauksime jų. Kalbant apie brolius Latvius, dar turbūt anksti daryti išvadas apie komandą, jos žaidimą, bet vakar jau turėjom pirmas draugiškas rungtynes su Rygos VF komanda, pergalė pasiekta. Kokie įspūdžiai iš tų pirmų rungtynių? Įspūdžiai tikrai yra teigiami, kaip ir sakiau, tos kokybės galbūt išreikalauti dabar sunku būtų taip greitai, bet, sakau, užsivedimas matosi, kad žaidėjai nuo pirmos dienos supranta, ko čia susirinko, tai buvo pakankamai solidus komandiškas žaidimas, kur aš tikiu, gal mes galėjome ir anksčiau šiek tiek tą persvarą padidinti, bet įvyko kaip įvyko, svarbu pasiekėm pergalę, ką mes ir sieksim visą sezoną. Gerai, einant prie oficialių temų, kalbant apie sezono tikslus ir biudžetą, turbūt daug kalbų sukasi aplink mūsų komandą visada, turbūt krepšinis, aišku, numeris vienas sportas Lietuvoje, tai čia neišvengiama tos kalbos, bet turbūt, kad būtų mažiau spekulacijų, daugiau, kaip sakyti, faktų, galime pakalbėti ir apie bendrą biudžetą, tai koksai bus naujam sezonui planuojamas ir kokie tikslai. Girdėjom tikrai labai daug komentarų, kad mūsų biudžetas viršins net 4 milijonus, tai būtų labai smagus skaičius, bet šiai dienai tokių skaičių mes neturime, tai mūsų biudžetas bus apie 2,8 milijonų, kur didžiąją dalį sudaro savivaldybės lėšos, tai mes turime padėkoti savivaldybei ne tik už finansinę paramą, bet ir šiaip einamieji klausimai. Tai tikrai didelis indėlis jų. Biudžetas mūsų prognozuojamas yra 2,8 milijono, tai ir toliau vyksta iniciatyvios paieškos rėmėjų, tai aš galiu pasidžiaugti, kad kai kurie rėmėjai iš praeitų metų
ar iš praeities ne tik lieka, bet ir didina savo paramą ir tikrai atsiranda ir mažesnių, ir didesnių naujų. Tai visą sezoną vyksta inertingas darbas ir sieksime pasiekti savo tikslų. Tai skirstant ja, iš biudžeto, kaip sakyti, neskirstant, bet žvelgiant į biudžetą, visą laiką visiems įdomu, aišku, kiek žaidėjams skiriama ir turbūt trenerių štabui, tai gal plačiau apie tai. Žaidėjams tai šiam sezonui skiriame 1 milijoną, o štabui apie 220 000. Tai sakau, žaidėjus pavyko vienus garsesnius, kitus gal mažiau, bet mes tikimės, kad ta komanda bus vieninga ir siekianti pergalių. Galima palyginti su praeitų metų biudžetu, kiek buvo skirta? Tai 200 000 daugiau nei praeitais metais. Tai turbūt tas ir atsižvelgta, kad žaisime vis tiek Europos turnyrą, tai turbūt buvo net... Tai daugelis Europos turnyrų komandų žaidėjams skirtas biudžetas yra žymiai didesnis negu mūsų. Mes turbūt negalime įsišokti taip stipriai ir po to nežinoti, ką daryti. Tai, kaip ir minėjau, mes rinkomės ilgai, komplektaciją gal galėjome ir anksčiau baigti, bet nenorėjom daryti skubotų sprendimų. Tai kai turi ribotą Europos tauriai biudžetą, turi šiek tiek paieškoti daugiau variantų ir suformuoti komandą. Kalbant apie pačius žaidėjus, ar išskirtumėt kažką tokio, kokį naują pasirašymą, kuris tikrai intriguoja ir džiugina? Tai džiugina kiekvienas iš tikrųjų žaidėjas, pradedant išlaikytais žaidėjais iš praeito sezono ir džiugina naujieji. Tai žinome, kad yra ir rinktinės narių, tai mes norėjome kiekvienoje pozicijoje turėti lietuvį. Tai džiaugiamės, kad ir jaunieji mūsų krepšininkai yra komandoje, bandysime išnaudoti visus. Kalbant apie skolas, irgi daug spekulacijų turbūt irgi, ir kada žmonės klausia, ypač fanai mūsų, tai kada pagaliau tas Neptūnas atsikratys tų skolų. Visiems įdomu, aišku, mes turbūt irgi norėtume kuo greičiau atsikratyti, ar ne, naują švarų popierių lapą versti. Gal plačiau apie tai? Tai Neptūnas ir skolos jau Skalambėje turbūt ne pirmi metai, bet mes kryptingai stengiamės su skolomis viską susitvarkyti. Pasikartosiu, kad esame didžiąją dalį priklausantis savivaldybei, tai viskas turi eiti pagal planą ir atvirai. Tai noriu tik paminėti, kad einamų skolų Neptūnas iš vis nebeturi. Tik iš praeities tam tikrų veiksmų susidariusios skolos, tai mes turime VMI ir Sodrą, kur taipogi jiems vėluoti ir netidavinėti mes negalime, tai jie skriptingai kiekvieną mėnesį atidavinėjame ir yra padarytas grafikas per kelis metus tą skolą panaikinti ir mes link to ir einame. Kalbant apie džiuginančius dalykus, turbūt jau baigėsi jau ir pirmas abonementų pardavimo etapas, link pabaigos artėja ir antras etapas ir nuo rugsėjo 1 startuosime jau su visiškai atvira prekyba. Tai tie skaičiai džiugina turbūt ir klubo viduje ir turbūt apskritai, jeigu žiūrėsime jau į ateitį iš palaikymo pusės, tie skaičiai pardavimo kol kas. Mes tikrai džiaugiamės visais savo fanais ir abonementų prekyba turbūt parodo, kad ir fanai džiaugiasi Klaipėdos Neptūno klubu. Tai esame taip startavę su pirmojo etapu, kur abonementus gali įsigyti praeitais metais turėję fanai. Tai galime tikrai pasidžiaugti, kad jau yra apie 70% įsigytų abonementų
bendrai, kas buvo įsigyta praeitą sezoną. Yra prasidėjęs ir antras etapas, kur gali abonementus įsigyti tie patys pasipildyti. Tai tikrai mes tikimės, kad ir toliau augs tie skaičiai ir turėsime didelį palaikymą arenose Klaipėdoje. Ar klubas yra nusimatęs kažkokią tai abonementų pardavimo ribą, ar ne? Šiaip esame, norime ir galvojame, kad abonementų skaičių siektų 1000, tai pasiekę tai turėsime stabdyti abonementų prekybą, bet ir toliau pradėsim prekiauti bilietais. Tai tam trečiam etape turbūt reiktų pasiskubinti tiems, kurie nori įsigyti, nes gali ir nelikti. Gali būti taip, kad antram etape jau surinksim tą 1000, bet tikrai atsižvelgsime į norus mūsų fanų ir bus visi 3 etapai ir visi liks laimingi tikrai. Kalbant apie rėmėjų klausimus, skelbėme jau, kad ir pratęsta sutartis su generaliniu rėmėju, Klaipėdos konteinerių terminalu ir kiti smulkesni rėmėjai vis labiau atsižvelgia ar ne į mūsų poreikius ir norus ir taip pat prisideda prie mūsų ne tik finansinės, bet ir visapusiškos turbūt gerovės, kaip sekasi su rėmėjais. Tai tikrai taip, kad norime padėkoti, kad ir toliau tęsia bendradarbiavimą kartu. Kartais būna naujieji net ir patys paskambina, tai tas irgi labai džiugina, tai galbūt parodo, kad mes tikrai kryptingai einame savo tikslų ir kaip ir paminėjot, ar ne, tai ne tik yra kažkokia tai finansinė parama, tai yra tikrai šiltas bendravimas su kiekvienu ir tai yra labai didelis laimėjimas abiem pusėm. Kalbant apie rėmėjus, ar nusimato kažkokių dar didesnių vardų, ar viskas ateityje? Manau, ateityje, taip kaip ir minėjau, kad yra visas sezonas, kur inertingas darbas, tai planuojame ieškoti galbūt ne tik ir Lietuvoje įmonės, kurios vykdo savo veiklą. Aš manau, kad ateityje paaiškės. Lauksime gerų žinių. Lauksime ir mes. Kalbant apie Eurocup, Europos turnyro iššūkius, turbūt nuo visų dokumentacijų ir taip toliau iki aišku komandos pajėgios rinkimo, kad nebūtume ar ne su mažai pergalių. Kokie dar tie iššūkiai kamavo visą vasarą ir dar laukia prieš akį? Tai naujos pažintys, atrodo kartais tai labai įdomu, kas yra įdomu ir naudinga, bet aišku, tai užima daug laiko, bendravimas, tas pačios kelionės, susitikimai, tai yra naudinga ir iššūkių yra daug, tai man atrodo, kiekvienam administracijos darbuotojui yra daug iššūkių, bet mes esame ten, kur visą laiką norėjome, mes esame pasiruošę priimti tuos iššūkius ir mes optimistiškai žiūrim į sezoną ir judam link savo tikslų. Buvote ir Barcelonoje, burtų traukimų ceremonijoje, pavyko ir pažįstamų veidų sutikti ir taip, bet kaip pati organizacija priėmė, kaip visa Eurolygos organizacija priėmė ir koks požiūris, kokios nuostabos iš Barcelonos to susitikimo? Iš karto pasijuto, kad organizacija aukšto lygio, tai nepaisant to, kad esame naujokai, sakau naujokai dėl to, kad pastaruosius metus mes ten nežaidėm, nors jau praeitį esam žaidę ir Eurolygoje, ir Eurocup'e. Bet sutikimas tikrai šiltas, puikiai patirtis ir pažintis buvo, man atrodo, naudingos klubui. Teko apšviesti, kokią veiklą mes vykdom šiai dienai, tai jie ir iš anksčiau žino apie patį miestą. Tai visa ta tokia sudedamoji dalis turbūt ir ne tai, kad privertė, bet pastumėjo galbūt priimti mus atgal į jų ratą, kad mes džiaugiamės tom. Kalbant apie mūsų fanus, nuo kito sezono, jau praeitam sezonui išsibandė kitą sektorių, mūsų
ištikimoji Vakarų Banga, nebebus jau už mūsų atsarginių salelio nugarų, kelias į H sektorių. Kaip su jais sekas bendrauti ir kokios galbūt perspektyvos jų dar labiau padidinti tą fanų kiekį ir galingesnį dar įtraukimą apskritai visų susirinkusių Švyturio arenoje. Vakarų Banga tai yra dar viena žmonių grupė, kur mes neišvengiamai turime padėkoti. Jų palaikymas jau praeitą sezoną buvo kažkas tokio įspūdingo. Pasibandė rungtynės kelias perkelti į kitą sektorių, aišku, jiems to norint. Tai dabar patys žaidėjai gali matyti jų aktyvų palaikymą. Aš manau, kad pats skambesys jų šiai dienai ir kitą sezoną atsivers kitom spalvom ir jų palaikymas, aš manau, tikrai bus didelis ir didesnis negu praeitais metais. Tai manau, tai padės net įtraukti ir visus esančius arenoje, prisijungti prie jų ir palaikyti. Aš tikiu, kad Švyturio arenoje bus karšta kitą sezoną. Ir turbūt iš tos krepšininko pusės mes administracija, kai sėdim, tai mes visada girdim ir nes turim girdėti, turim fiksuoti kitą kartą. Bet kaip iš žaidėjo pusės jūs turbūt irgi tą girdit ir kartais turbūt net pasikraunat tos energijos, ar ne? Tikrai taip. Tai sakau, dabar ne tik girdėsis, bet ir žaidėjai turės prieš akis Vakarų Bangą ir tai tikrai motyvuoja ir jaučiasi didesnis palaikymas ir pastumi tave dėti žingsnį į priekį aikštelę.